Artėjant gražiausiai pavasario šventei, motinos dienai, visi, maži ir dideli, prisimena savo mamas. Televizijos reklamos siūlo mamytėms padovanoti įvairiausius dalykus, nuo puokštės gėlių iki prabangių kvepalų. Tuo tarpu pačios mamos sako, kad geriausia dovana joms buvimas kartu ir vaikų šypsenos. Didelė šventė, turint ir vaikų, ir anūkų, tai yra šventė, yra pagarba mamai. Manau, kad aš savo mamą labai myliu ir manau, kad ir mane myli vaikai. Man daug reiškia, daug gėlių, daug dovanų, daug dėmesio. Dėmesys. Nematerialinis ten kažkoks, tai bet dėmesys. Nors labai gerai, kad vaikai dar prisimena ir šiaip, ne tik tai per mamų dieną. Visas internetas ar ne televizija, visos reklamos yra pasveikink, nupirk mamai kažką, tai aš, pavyzdžiui, to nesitikiu, man tai nėra dovanų šventė. Mamos diena man tai nesusijęs su dovanom kažkokiom, kad reikėtų dovanoti. Tai visada mes gėlės padovanojam su sesėm, kokį pyragą ar tortuką suvalgom ir tiek. Įvairiai, kadangi mes gyvenam vienam mieste, tai mums pasimatyti kaip ir nėra labai, didelė problema. Tai mes jau galim ir pasveikinti telefonu ir pasimatyti, priklauso nuo aplinkybių. Iš tiesų, mano mama per mamos dieną važiuoja dažniausiai prie savo mamos kapo į savo tėviškę, tai jos dažniausiai kaip ir nėra, jeigu mes nevažiuojam kartu, tai tada telefonu sveikinam jau tą dieną. Tai kad kartomis mano mama, aš mama, dukra mano mama, kad daug mamų būtų. Visada susitinkam pas močiutę, šventiniai pietūs būna. Tai toks susiėjimas visų kartu, kas kaip gali susibėgti. Yra įprasta, kad per motinos dieną linkėjimus savo mamytėms dalina vaikai. Tačiau mamos turėjo ką palinkėti ir viena kitai. Palinkėčiau savo ir kitom mamom tolerancijos savo vaiko atžvilgiu. Kad mes turim priimti vaikus tokius, kokie jie yra. Kai aš sakau, jie yra tokie patys žmonės, tik mažo ūgio. Laiko daugiau, kad atsirastų. Nepavargusios, kad būtų laimingos ir tiek. Niekada neliktų pamiršto savo vaikų ir ne tik šią dieną, bet ir visus metus. Kantrybės, gyvenime kantrybės. Mamytėm reikia kantrybės. O daugiau visą kitą atperka šypsenos. Prisimeni tą mamą, tą dieną tikrai mama būna karalienė, turbūt, ar ne? Prisimeni, paskambini, pasveikini, pasakai, kaip myli, taip toliau ir panašiai. Kitas dienas tai taip atrodo viskas natūralu. Ta diena tai mama yra jau mama. Iš didžiosios M.